Ir atsiųsiu, jeigu. Sveiki visi. Džiaugiuosi, kas nori įsileisti naujų žinių apie ir gilesnių, kodėl suserga vaikai. Trumpai prisistatysiu apie save. Esu Giedrė Širmulienė. Ne šiaip savo atsidūriau vaikų onkohematologijos skyriuje, kur pradirbau 24 metus. Ir tenai pradėjau ieškoti gilesnių atsakymų, kodėl serga vaikai, nes ligoninėje dirbau ir mačiau ne tik savo onkohematologijos skyriuje vėžių sergančių vaikučių daug, bet ir kitose skyriuose įvairiomis lygomis sergančių vaikų. Ir tada pradėjau gilintis į save ir ieškoti tų gilesnių atsakymų. Savo fizinį kūną puikiai išmokau ir sužinojau, mokydamas ir studijuodamas medicinoje. Žinau, kokios funkcijos, kiekvienas organas taip pat savo funkciją turi ir kaip yra susijęs viskas tarpusavyje. Bet būtent ir kad vaikai serga vėžiu dėl to, kad tos piktybinės ląstelės dauginasi greičiau negu tos gerybinės. Ir dar ten daugiau to fizinio kūno yra filosofijos. Bet mane vedė dar giliau. Jaučiau viduje, kad dar yra priežastis kažkur gilesnės. Ir visada, kai tik paklausdavau mintise, o kas yra daugiau, gaudavau tada jau prieš 24 metus tų socialinių tinklų labai nebuvo dar populiaru ir man visos žinios ateidavo per knygas. Ir knyga papuolė karmos diagnostika, kur sužinojau, kad mūsų sielos ne šiaip sau, mes čia su vyru susitinkam, vaikai per mus ateina tokie, kokie ateina. Tai yra sielų susitarimai, dar tiksliau sąmonių susitarimai mūsų viduje, kur yra sąmonė. Sąmonė yra mano vidinėje ašyje. Kas yra sąmonė? Yra plati energetinė beribė erdvė, tam tikrų vibracijų erdvė. Ir toje erdvėje kūrėme ką? Mintis, jausmus, emocijas. Kas yra mintis, jausmai, emocijos? Tai yra mūsų vibracijos, taip pat tam tikros vibracijos, kurios kai kuriu, kaip jaučiuosi, kaip bijau, kaip aš jaučiuosi. Dreba ten viduj, kažkas kunkuliuoja, į tualetą lakstom, jau mano vidus reaguoja. Kaip pykstu, lygiai taip pat, čia visur verda, ten kyla spaudimai paskui visokiai. Tai visos lygų priežastys tiek suaugusių, tiek vaikų yra pagrindinis iš mūsų vidaus kyla, kokiomis mes mintimis, emocijomis ir jausmais save kūrėme. Ir tada vaikai ateina į mūsų šeimas tyri, tokie, kokie, irgi mes juos pritraukiame toj savo vidiniai būsenoj, kai būnam tą akimirką, kai juos pradedam. Kaip moteris ir vyras susijungia ir vieni planuotam, kiti neplanuoti. Ir kokioj vidiniai būsenoj esam kartu, šią akimirką, kai prasideda vaikutis, mes ir pritraukiam su tokiamis vibracijomis tą vaikutį, tai yra su tokiamis energijomis. Jeigu aš pati gyvenu baimėse, nepasitikėjime, pyktyje, kontrolėje, išorė, visur viską turiu sukontroliuoti kaip žmogus, atrodo, kad aš čia tik tai mano čia ir kuriu aš kaip per ego tą sąmonę. Bet iš tikrųjų manyje daug daugiau yra visko ir tą pažinę visumą savyje suprasime tik tada, kas ir kodėl vyksta mūsų gyvenime. Ir jeigu planuotas vaikutis, mamytė rami, džiaugiasi tuo nėštumu, visų tuo laukimu, būna pati rami ir lygiai taip pat vaikutis ateina ramus. Jeigu pradėjimo akimirka irgi visko būna,
Moteris nori, vyras nenori, arba vyras nori, moteris nenori. Sąmoningumo būsena, ar pavartoja alkoholio, ar ne, taip pat būnam nesąmoningi. Labai daug tų aplinkybių, vat to pradėjimo vaikučio ir sueina, koks ateina pas mus vaikas. Ir ar būna netgi ir prievarta paimta moteris, pavyzdžiui, alkoholio pavartojęs vyras, ar kitų ten medžiagų pavartojęs vyras, ją per prievartą paima, kaip sako, pasimylį ir irgi lygiai taip pat pritraukia vaikutį su tokiom vibracijom ir ateina tai, kas ateina. Bet ne šiaip savo ateina pas mus, dėl to, kad jie tampa mūsų mokytojais. Vaikai yra tyri ir jie kuria save su tom pačiom energijom, kokia kuria save tėvai. Vat jeigu mato pyktį, kad pykstasi namuose, ten barosi, emocionuoja, supranta, kad tai yra normalu ir lygiai taip pat jisai save kuria. Jeigu pagarboje šeima, vyras ir moteris gyvena pagarbiai, viens kitą gerbė, žinoma, būna iš nuovargio, visokių nesusipratimų, konfliktų. Ir jeigu esam nepavargę, galim lygiai taip pat komunikuoti vienas su kitu ramiai, bet galim ir tuo pakeltų tonu, ir per pyktį, ir visi, kiekvienas norim kažkodėl savo šeimoje įrodinėti savo tiesą. Nors reikia žinoti, kad kiekvienas žmogus gyvena savo tiesoje ir tikim, kiekvienas ir vyras, ir moteris neturi visko to pačiu tikėti, kuo kitas. Mes atėję iš skirtingų šeimų, su skirtingais įsitikinimais, su skirtingom savo suvokimais, mes viską suvokiam per save. Ir tiesiog reikia tik priimti vyro kažkokias, kaip jisai suvokia tą akimirką, ką pasako, kaip pasako, tik tiesiog priimti tai ramiai ir savo nuomonę išsakyti lygiai taip pat išmokti ramiai. Ir vat tada irgi dar sugrįšiu prie tų 9 mėnesių, kaip mamytė irgi laukiasi to vaikučio, ar irgi būna visokie egzaminai, kokios stresinės situacijos, darbe, kažkokie stresai. Ir visa tai renkasi ir priima vaikutis tas energijas, kaip mamytė jautėsi, ar jautė tėvelio palaikymą, ar jau nebebuvo tėvelio, irgi visokių yra sąmonių pasirinkimų. Kartais susijungia vyras ir moteris tik tam, kad pradėtų kūdikį ir paskui pasuka skirtingais keliais. Tai irgi buvo sąmoningas to sielo ar sąmonių susitarimas, tik mes to nežinome. Ir tada labai išgyvename stipriai ir jaudinamės, arba atsiranda vaikutis, ateina į šeimą kažkoks kitoks, vat kaip hiperaktyvus ar su Dauno sindromu. Ar autistai, kaip dabar čia fizinio kūno diagnozės tik fiziniam kūne diagnozės, bet tos sąmonės yra labai sąmoningos, tos sielos yra labai sąmoningos ir ne šiaip savo ateina į tą šeimą. Taip pat buvo čia iš anksto sielų tas susitarimas, kad pakeisti, kad tėvai pradėtų keistis, o tai reiškia priimtų jį tokį, koks yra. Nes besąlyginė meilė ir yra. Priimk mane tokį, koks esu. Nenorėk, kad aš būčiau toks kaip kiti. Nenorėk, kad aš daryčiau visada taip, kaip tu nori, kaip mama nori arba tėtis nori. Vaikas irgi turi savo norus. Ir reikia jam irgi sąmoningai leisti pasirinkti. Bet ar tu nori to ar to, o ne visada tik daryti to, ko tėvai nori, kad tu privalai čia kažką tai daryti taip, kaip mes norim. Visur ieškoti to balanso, pusiausviros. Ir mažas vaikas, jisai lygiai taip pat suvokia, viską priima ir supranta. Ir reikia su juo kalbėti ir pilvelį jau esant, ir kaip jisai dar kūdikis ir mažas, nors jisai nemoka savęs per žodžius išreikšti, bet jis viską priima, viską jaučia. Ir tame priėmime gyvena. Ir vat vaikai yra tuo nuostabus, ką tėveliai visi turėtų mokytis iš jų, tai to priėmimo. Jie, ar tu pyksi ant jo, ar tu barsies ant jo, vis tiek jisai myli. Tai reiškia priima tave tokią, kokia tu ir kokius
tėvelius, kokius pats pasirinko, nes vaikų sielos taip pat pasirenka, per ką ateiti, per kokius tėvus ateiti ir kokius tėvelius, ką su tais tėveliais patirti savo gyvenime. Būna vieniem pasiseka sąmoningi tėveliai, kitiem tokie tėveliai, kokie yra ar kokie buvo. Bet vis tiek turim būti dėkingi ir savo tėvam, kad vien gyvybę leido man gimti šioje žemėje ir kaip jie mokėjo mus, taip ir auklėjo, kaip jie suvokė tą meilę, taip ir mus augino ir nereikia ten ieškoti priežasčių toj praeityje, nes jos jau nebėra, mes galim sąmoningai save perkurti čia ir dabar. Jeigu žinau, kad pyktis yra energija, va tos mintis, emocijos ir jausmai yra energijos, tos vibracijos, vadinasi, aš savyje galiu jas keisti. O kaip keisti? Po truputėlį, žingsnis po žingsnio apsisprendžiu nebepykti. Jeigu žinau, kad baimė taip pat vibracija, kurią pajaus mano kūdikis ir kūdikis, vat, mokindamasis vaikščioti, jis nukrenta, atsistoja ir vėl toliau eina. Bet jeigu mes tik tai išsigąstame ir sureaguojame tuo baimę, kad jisai užsigaus ir viskas, vaikas pajaučia mūsų baimės energiją ir pradeda verkti. Ir jeigu mes vis kuo daugiau vat, ramiai pradedam reaguoti į kiekvieną vaiko susirgymą, tiesiog jo sąmonė apvalo mūsų negatyves energijas. Ir pyktį, ir kaltę, ir gėdą, ir baimės, ir visas šitas energijas, vibracijas vaikas per susirgymą transformuoja. Ir žiūrėkime, ką viduje mumise iškelia. Kai vaikas susirga, ką iškelia. Ar išsigąstų, bijau, kad jam čia kažkas gali labiau. Tada pastebė, kad, aha, aš kuriu save su baimės energija, va ta situacija per vaiką iškėlė manyje baimės energiją. Pakeičiu baimės energiją į drąsą. Tiesiog žinau, kad viskas bus gerai. Turiu tikėti tuo, pasitikėti ir visada žinoti, kad viskas mūsų gyvenime, kas vyksta, yra taip, kaip mums yra geriausiai. Už kiekvienos sudėtingos kažkokios situacijos visada slypi taip, kaip man yra kažkas tai gero. Ar aš suvoksiu kažką naujo, sužinosiu kažką naujo, išmoksiu kažką naujo. Ir tik tai turiu priimti, kiek galiu toj vidiniai ramybei. O kad neperimčiau vat, kitų žmonių, kurie, vat, sako, aš gyvenu ten, vyras pyksta, tėvai pyksta, kažką ten emocionuoja, kaltina ar kaip. Tiesiog aš savy daugiau turiu sutelkti dėmesį į save. Pirmiausiai, jeigu jaučiu nuovargį savyje, leisti savo pailsėti, ypač kuriem augina mažus vaikučius, neprisikurti savo darbų, nesėdėti prie tų socialinių tinklų ir stebėti kitų gyvenimus, o skirti savo geriau poilsiui tą laikotarpį ir pailsėjusi bus lengviau ir išbūti toj vidiniai ramybei ir kantrybė bus stipresnė, nes visko mūsų vaikai moko ir kantrybės, ir ramybės, ir priimti save tokia, kokia esu, neskalpuoti čia kažką netaip darau, kaip aš čia netaip atrodau ar kažką, tai tiesiog aš esu tokia, kokia esu ir šią akimirką priimu save su tuo, ko kūriau anksčiau, nes nežinojau, kad tai aš pati kuriu ir tai pritraukiu savo gyvenimą. Su tokiom, kaip sako, pritraukiame vyrą su tuo, ko gyvename savo mes pačios viduje. Jeigu gyvenu dar kaltėje, kažko išorėje ieškau kaltų, čia ką dėl kažko apkaltinti tam tikroj situacijai, kitame matau tik tai, kad jisai šioks ir anoks ir toks, tai aš pati su tuo viduje lygiai taip pat čia įgyvenu. Ir aš tik tai matau save išorėje. Ir kai atsisuki į save ir pradedi visą tai, ką tau iškelia kiti žmonės, savo viduje keisti, žingsnis po žingsnio, čia taip iš karto nevyksta. Tai viskas pasikeičia ir mūsų išorėje. Ir pamatysite, kaip vaikai susiharmonizuoja, kaip mes esame savo viduje ramios. Priimam ramiai visas situacijas. Kad jei čia kažką suplanavau ir nepavyko, vadinasi, taip ir turi būti ir priimu taip.
Mano sąmonė, mano ta vidinė ašis, vidus, tiesiog taip suplanavo, kad man būtų geriau. O aš tada pradedu pykti, ten nervuotis, kad, aha, čia taip nepavyko, kaip suplanavau, tol kol nežinau. Bet kai tam ir sužinome per kažką, ne šiaip savo. Mes čia ir šiandien susitikom ir šiandien tai per mane yra perdodama jums ir ką aš pati perkūriau, nes sužinojau iš kitur ir perkūriau save. Lygiai taip pat buvau ir baili, ir nepasitikinti, ir kaltinau kitur, ir kalties ieškojau kitur išorėje, vis irgi tam negatyvume tikrai buvau. Ir kaip žingsnis po žingsnio perkūriau. Nesakau, kad tai yra labai lengva, bet nieko nereikia sakyti nei lengva, nei sunku, tiesiog apsispręsti, kad aš noriu gyventi vidinėje ramybėje, visų pirma dėl savęs, kad aš pati save greunu tom negatyviom energijom ir sargdinu. Ir tada turiu valytis per ligas tam tikras. Čia mums irgi duodamos lygos ne šiaip savo susirgymai, kažkokie peršalimai, kad aš pailsėčiau, kad aš atkreipčiau dėmesį į save, nes mūsų dėmesys visas išorėje yra. Vaikuose, vyre, ten namų tvarkyme, darbe, kažkokioje veikloje. Ir mes išsikraunam savo savyje tą energiją, savo išdalinam išoriai, o kaip pasikrauti ir iš kur jos gauti, tai nemokame, nežinome. O sutelkdami dėmesį į save, nors pusvalandžiui, tiesiog ką aš jaučiu ir tame buvime pabūti. Ir tu žinai, kad tu viduje esi savo saugi, tik tai ką pajausiu, ką iškels mano vidus, tą sąmonę, kad pamatyčiau, ar kažkokią tai baimę iškels, ar kažkokį nepasitikėjimą, ar kaip sako, čia nesąmonė. Čia nesąmonė sako tie, kurie dar sąmoningai savęs nėra pažinę, kas manyje yra, be to fizinio kūno. Ir tada keisdamiesi mes patys savyje priimam vaikus tokie, kokie yra. Ir su tom, čia tik fizinė diagnozė, bet jis atėjo manęs lygiai taip pat išmokinti, kad aš būčiau priėmime. Ir kai žmonės pradės gyventi toj vidiniai ramybėj, pasitikėjime, drąsoje, priėmime, o svarbiausiai priimu save tokia, kokia esu, kitą žmogų toks, koks yra, jis gyvena taip, kaip jis gyvena, jis sako taip, kaip moka sakyti. Man svarbiausiai priimti nesusierzinus, nesupykus, neįsižeidus, kaip čia kas ką pasako, kodėl tai pasako. Žinoti, kad jis pasakė taip, kaip pasakė, bet priklausys viskas, kaip aš priimsiu tą jo informaciją. Ir tada tame priėmime visi gyvenandami neateis tiesiog tos sielos sąmonės nei su Dauno sindromais, nei su hiperaktyvumu, nei su autistais, nei vėžio nereiks pasirinkti vaikams susirgti tam, kad pakeistų tėvus. Nes dirbdama tame skyriuje pastebėjau, kad tie tėveliai, kurie pradėdavosi keistis, kai vaikai susirga, papuola į ligoninę, tas vaikas pasveikdavo ir nuo sudėtingos situacijos. Sakydavo, čia jau labai sudėtinga diagnozė ir jau nėra, stebuklas būtų, jeigu jis išgyventų taip, ir vaikas išgyvendavo, ir čia joks nestebuklas, nes tėvai pradėdavo džiaugtis kiekvieną akimirką, dėkoti personalui, tiesiog būti su tuo vaiku ir džiaugtis. Ir pakisdavo savo viduje ir pyktį išsivalydavo viskas, kas juose yra, jie tiesiog tai paleisdavo ir pradėdavo kurti save naujai. Ir vaikai pasveikdavo. O yra tie, kurie atrodo buvo labai lengva diagnozė, lengva forma tos diagnozės. Ir tėveliai nesuprasdami, tiesiog nesuprato, kad tai jiem yra per vaiką pamoka yra. Ir kaip atėjo, taip ir kaltint pradėjo kitus, ieškoti, ką čia personalas daro ne taip, gydytojai daro ne taip. Tiesiog, kokie atėjo, tokie ir norėjo būti. Ir vaikas tiesiog išeidavo net ne nuo diagnozės, o nuo komplikacijų paprasčiausių, nes matydavo, kad nėra prasmės. Toks yra susitarimas, jeigu nesikeičia ir nėra prasmės vaikų toliau būti tame, nes jie nesikeis. Ir jisai pasirinkdavo išėjimą, vėl naujai atgimti ir kažkur kitur, per kitus reinkarnuotis.
daug yra iš tikrųjų, visada čia yra kiekvienam asmeniškai, čia aš bendrai plačiai viską sakau, bet kiekvienam yra individualūs tie susitarimai, kodėl vaikutis per juos ateina, ką nori parodyti, ką juose nori išmokinti. Visų pirma, visada stebėti, ką man jie iškelia. Bet kokia situacija, bet koks vaiko susirgymas, bet koks vaiko elgesys, ką man jie iškelia. Ir aš nereaguoju taip, kaip anksčiau buvau pripratusi, čia supykstu, atrodo, čia ir nieko tokio, bet mano pykčio energija, jeigu dar nukreipta į vyrą, į vaikus, labai gražiai, nu, vat kaip apibūdintum, kad energetinis laukas yra vaiko visų, yra šviesus, tai vat ta pilka dėmė tokia, ta pykčio energija ir metu jam į tą jo energetinį lauką arba ir savo šeimoje, kuriu su tuo ta tankia žemų vibracijų energija. Ir išeinam tada su tom energijom visur. Į darbą, į darželį, į mokyklas. Ir vaikai pritraukia lygiai tas pačias situacijas. Jeigu išėjau su pykčio energija, pritrauksiu darželį, mokykloje pykčio energiją, nesvarbu, per vaikus, mokytojus, suaugusius. Ir išeisiu aš pati, pykdama kažkur, gyvendama su savo pykčiu, mane išoriai per situacijas, manyje lygiai taip pat iškels tą energiją, bet tai čia ne tas žmogus kaltas ar ta situacija kažkokia kalta, bet tiesiog parodė tą situaciją, kad aš gyvenu su tuo savyje viduje. Ir aš save pati sargdinu ir aplinkoj savo pasidalinu tomis energijomis ir mano vaikai eidami visur lygiai tą patį pritraukėsi tas pačias energijas pritrauks ir išorėje. Ir čia nepaprasta, tiesiog kol tai dar nežinome, bet paskui pradėsit stebėti ir pasakysit, pamatysit, kaip tai veikia. Nes aš buvau irgi pastebėjusi, kai tik mes pasibaram, atrodo, dėl tokios smulkmenos su vyru šeimoje kažko pasibaram, po kurio laiko paima vaikai ir susirga. O kadangi buvo trys, tai pirmas, antras, trečias, iš eilės visi trys. Ir paskui labai, kai atkreipiau į tai dėmesį, pradėjau stebėti ir keistis, pradėjau save tiesiog stabdyti. Stop, sakau, aš nebenoriu reaguoti taip, kaip anksčiau reaguodavau, supykdama, kažko bijodama. Aš dabar galiu reaguoti naujai, nes aš pati pasirenku, kaip reaguoti. Ir vad, kad nesureaguoti iš karto spontaniškai taip, kaip pagal seną savo versiją, tiesiog sakau, arba stop savyje, arba tiesiog iš karto, ką aš jaučiu. Sutelkiu dėmesį ne į situaciją, kas joje vyksta, o tai, ką aš jaučiu savo viduje. Ir jau jaučiu pyktį, gerai, aš jaučiu tai savyje, bet aš galiu pati pasirinkti, kaip sureaguoti. Tiesiog sakau savo, aš reaguoju dabar naujai. Ir vat tą akimirką, ten sekundę, dvi, kol aš esu su savim, savyje, pakalbu, pabendrauju, aš jau iš karto reaguosiu kitaip. Ne per mintį, kaip pripratusi per tą savo senąją, iš senosios savo versijos, tai reiškia iš senosios savo sąmonės. Kaip priprasdavau, buvau pripratusi taip reaguoti, nes nežinojau, kad čia yra viskas labai labai susiję. Ir tada tiesiog pradedu naujai. Kada išeina, kada neišeina, tiesiog irgi priimkite tai taip, kaip yra, nes ne iš karto pavyksta taip save perkurti, kad vieną dieną atsikeliu ir aš jau toj vidiniai ramybei. Tiesiog šią akimirką, nu jau mažiau kažkaip supikau, kažkaip mažiau bijojau, nes žinau, kad tai viskas bus gerai. Mano vaikutis tiesiog man per tą ligą iškėlė, per kažkokią situaciją, iškėlė manyje va tai, ką turėjau pamatyti ir pakeisti. Nu ir dėkoju už tą situaciją, kad man tai parodė ir žinau, kad viskas bus gerai. Ir va tas tikėjimas ir pasitikėjimas, ir paskui per tą vidinę ramybę atėjimas, įėjimas į save ir priėmime gyvenimas, dar atveria mumise daug daugiau visokių sąmonių ir pradedam tas energijas netgi jausti išorėje.
Ir vat, pavyzdžiui, pykčio energiją aš visada jaučiu per pykinimą. Baimės energiją, nepasitikėjimo energiją jaučiu, kad visada lėkiu į tualetą kitų žmonių, bet aš žinau, kad aš pajaučiu save, kad aš viduje yra rami ir kad čia yra ne mano ir tada transformuojasi išorėje viskas labai gražiai. Ir bet vaikai grįžę irgi, kai tą pradėjau stiprinti savo vidinę ramybę, tiesiog aš norėjau jaustis ramiai, nes aš pradėjau jausti, kaip aš jaučiu pykčio energiją ar visą kitą. Ir man tai tiesiog nesinorėjo jau taip jaustis. Ir keisdamasi pati savyje, pamačiau, kai vaikai grįžę po mokyklos, vyras po darbo, labai gražiai susiharmonizuoja, dar juose iškelia, bet aš nepalaikau to pykčio energijos ar tos baimės kažkokios nepasitenkinimo energijos pati ir aš nepadauginu, mes tada visi kartu nepadauginam tos energijos savo šeimoje ir jinai po trupučiuką labai gražiai valosi ir nyksta. Taip, kad čia vaikučiai ateina tokie, kokie ateina, mes turim tai priimti, nes tai mūsų išankstinis susitarimas. E, Jie tampa mūsų mokytojais, mes iš jų turim ir džiaugsmų pasimokyti, kad jie gyvena šioje akimirkoje visą laiką. Jeigu kažkas paliūdėsi sekundę, dvi, tris ir vėl toliau džiaugiasi ir kūrė save, nekaupti savyje nei nuoskaudų, nei pykčio, nei, nu, tu tiesiog negatyvių energijų perkurti, išmokti save, perkurti naujai reaguoti. O kam nėra taip dar paprasta ir norit kažką asmeniškai apie save sužinoti plačiau, kažką tai aiškiau, tai kviečiu į asmeninę sesiją, parašyti asmeninę žinutę, susijungti ir ten pasidalinsiu, padėsiu tuo, ko galėsiu, kas ateis per mane. Ir mano tikslas, kad kuo daugiau žmonių save pažintų visumoje. Tai ir yra, kad žinotų, kas yra mintis, su kuo aš kuriu, ką aš spinduliuoju, kuo kuriu savyje pirmiausiai ir ką aš spinduliuoju į išorę. Ir tą pritraukiu iš išorės lygiai taip pat. Jeigu gyvensiu su baimėmis, pritrauksiu išorėje tai, kas kels manyje baimės. Nes aš tai pati savo viduje, skleisdama į išorę, vibruodama tuo, pritraukiu į save. Taip kad kurkite visi save sveiki, laimingi, drąsiai su pasitikėjimu, žingsnis po žingsnelį perkurdami save ir pažindami naujai. Ačiū, kad buvote kartu ir jeigu būsiu reikalinga, žinote, kaip mane susirasti.